Kai yra kovojama su viršsvoriu, su nutukimu, tai pirmiausia, aišku, griebiamas yra įvairių dietų, alinančio sporto, dar visokių kitokių priemonių, tokių kraštutinių priemonių, kur daugiau yra, irgi vyksta daugiau kova. Kova, vėl kraunamos taisyklės, stiprios disciplinos, kuriuose tikrai dažniausiai nesijaučiama patogiai, nebent jau brandamas tas toksai yra, kaip sakyti, viduriukas, kuriame yra patogu, lengva, gera, be jokios kančios. Tačiau pirmiausia reikėtų atsižvelgti į emocinę savo psichologinę būseną. Ir jinai dažniausiai išoriškai atrodo yra, kabutėse sakau, normali, tai atrodo, kad aš esu linksmas, lengvas, atsipalaidavęs, tačiau reikia žiūrėti, kiek viduje visko laikau užspaudęs. Tai visų pirma, irgi nepradėti dairytis, kad turiu ten paleisti ar atpalaiduoti kažkokią ar ten žmogų, ar darbą, ar kažką. Tačiau pirmiausia, tai pradėti nuo savo galvos, kokius aš turiu paleisti įsitikinimus, kokias vertybės apie mitybą, apie grožį, apie svorį, apie pinigus, apie darbą, apie santykius, apie namus, kas tai bebūtų. Bet kaip aš gyvenu, su kokiais įsitikinimais, su kokiom taisyklėm, su kokia kontrolė, kiek visko esu užspaudęs, ir kiek visko kaupiu savyje. Ir prikaupta būna tiek, kad niekas negali viduje tekėti, pradedant limfą, kuri irgi yra kaip energija, tai yra visų pirma, tas gyvybinis, kaip sakau, mūsų skystis, kur mūsų viduje, kur viską išnešioja, išvaikšto ir rodo apskritai mūsų vidinės būsenas. Tai pradėti nuo to, ne nuo sudėtingų kažkokių dalykų, bet pirmiausia nuo vidinio pasaulio ir jį susitvarkyti, išsivalyti, kiek įmanoma daugiau pasižiūrėti, ką aš kontroliuoju, kaip aš kontroliuoju ir dažnai pažvelgus pirminių žvilgsnių, tai atrodo, bet ne, aš tai nieko, aš visiems leidžiu gyventi, aš visiems leidžiu būti, aš iš savęs irgi nieko nereikalauju, aš esu toksai linksmas, smagus, bet iš tikrųjų po to dažniausiai labai slepiasi visko daug, ko iš tikrųjų neleidžiu, stabdau, bijau pakeisti, gyvenu baimėj kažkokioj, nes tos visos būsenos stagnuojančios, jos pasidarė kaip ir komforto zona ir atrodo, kad jos netgi patogios, nes būti toj įtampoje yra patogu. Ir todėl atrodo tiek visko darau, o svoris kaip ir nekrenta, Tai pirmiausia pažiūrėti, kokius galiu įsitikinimus pirmiausia apie save, apie savo elgesį, apie tai, kas aš esu, paleisti. Ir tada pradeda po truputį pasileidinėti viskas aplinkoje, kūne, mintyse, emocijose.